Man vienas dar dalykas svarbu, verslininkai, amatininkai, žiauriai dabar yra visur populiaru rytiniai ritualai. Aš atsikeliu ten, nežinau, 5 ryto, einu į ledinę vonę, tada valandą aš medituoju ir panašiai. Ir vienas verslininkas amerikietis yra gerai pasakęs, sako, žmonės pasiekia savo aukštumas, pradeda tuos dalykus daryti, jie pamiršta, kas juos atvedė iki šito žingsnio ir jie tada visiems pradeda sakyti, o daryk šitą ir tu būsi toks kaip aš, nors iš tikrųjų tiesiog, žinai, dirbu. Ir tai yra pasiekmė, o ne priežastis. Jo, ir dažnai, vat, jisai irgi sako, kad dažnai visi tie guru sako, tu kelkis, tą daryk, ir vienas jo net to verslininko paklausė, sako, nu viską aš darau. 3 valandas per dieną sugaištu, aš jau būnu pavargęs. Sako, žinai, ką man daryti, nu, kad produktyviau. Sako, nu, išduosiu tau paslaptį, tiesiog, kai atsikeli ir tarp pradedu dirbti, tarpą sumažink. Tai reiškia, atsikeli ir eini dirbti. Ir ten po 2 savaičių žmogus, wow, čia, žinai, pasikeitė viską, sako, nu, matai, daugiau dirbi, daugiau padarai, tipo paprasta. Tai vat man įdomu, kokia tavo vat nuomonė apie šitos dalykus. Tikrai matai, rytiniai ritualai, žmogui, kuris nori sėkmės. Aš nesakau, kad tai yra nesąmonė ir kad tai neveikia, bet tame lygyje, kuriame yra dabar visą tai aš galvoju, kad tai yra labiau mados reikalas. Kad tai yra labiau Instagramo reikalas, pasirodymo toksai reikalas, negu ir manau, kad žmonės labiau dėl to daro, negu dėl to, kad iš tikrųjų nori kažkokio rezultato iš viso to. Pats principas jisai nėra blogas, tik tai vat ką ir pats paminėjai, viskam turi būti savas laikas ir saikas. Nes jeigu ta papildoma veikla, kuri turėtų įtakoti tavo pagrindinė veikla, tampa pagrindinė veikla, nu tai praranda iš principo, iškreipia visą principą. Tai yra, tie dalykai yra tam, kad tu padarytum kažką gerai ir tinkamai ir produktyviai po to, bet jeigu tu dirbi arba veiki kažką mažiau negu tam ruošiesi, galbūt kai kuriuose srityse irgi taip ir turi būti, bet daugelį, manau, sričių tai toks truputėlį, man atrodo, žmonės jau jų iškrypsta iš tų normų ir to reikia, bet manau, kad minimaliai ir labiausiai yra čia, galvoj. Man vienas labai patiko meditacijos mokytojas, jisai sakė, aš sako, kai dirbdavau ofise, aš sako, nueidavau į tualetą, užsidarydavau, 5 minutės pamedituodavau ir sako, aš 1-2, sako, esu švaria galva. Tai tie dalykai, kuriuos mes dažnai labai matom, jie yra įvaizdžio dalykai. Ten būtinai reikia taip. Tai nebūtinai, man atrodo. Kad reikia išsivalyti galvą, taip, bet būdų tam yra įvairiausių ir nebūtina tenai kažkokias tai priemonės tam specialiai kurti. Man tai labiau primena tokį seno tipo darbą, kai visi važiuodavom kažkada tai į darbą, turi būtinai atvažiuoti, ateiti į kabinetą, atsisėsti prie stalo, ten įsijungti kompiuterį ir tada tik tai prasideda darbas. Tai šiai dienai visi suprantam, kad tas darbas gali vykti iš bet kur, tik tai turėk ar telefoną, ar kompiuterį, ar planšetę ir tu puikiausiai gali labai daug darbų tai padaryti. Tai lygiai taip pat ir su tais poilsio dalykais ir su tais, sakykime, galvos išsivedinimo dalykais, man atrodo, kad nebūtina tau ten valandą iki kažkur važiuot, kad tu būtinai būtum tą valandą tam taške ir darytum tik tai tą, kas tenai pasakyta, kad tu pasiektum tą rezultatą. Nebūtinai sportuot sporto klube, kaip sako. Jo. Ir aš manau, mano tokia 2 nuomonės, kol tu dabar paskui susiformavo tokios 2 mintis. Pirma yra, kad čia susidarė rinka žmonių, kurie ieško rakto kelio į sėkmę. Aš sakau, kažkoks pasiekmė būdas ir priežastis yra 2 skirtingi dalykai. Jo. Ir kitas dalykas, manau, kad gali būti, kad tas procesas, kuris, kai ateis 8 valanda ryto, yra toks sudėtingas, kad žmogus savo tą tokį hedonistinį scenarijų savo piešęs, kad gyvenimas turi būti apie laimę, džiaugsmą ir apie malonumus. Ir tuos sunkius dalykus jisai bando
tiesiog atmes, žinai, ne, čia nemalonu bus daryti, to neturėtų būti mano gyvenime. Nors kartais disciplina byloja ką kitą. Tai mes nukeliausim dar va iki šito. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.